Labą dieną, mėly Agrobytės žiūrovai, Agrobytės portalo lankytojai, mūsų prenumeratoriai, taip pat tie, kas esat nebejingi žemės ūkiui ir tie, kas su juo esate susiję. Ir pas mus šiandien svečiuose labai įdomus žmogus, daugelis ūkininkų jį pažįstate, tai yra ūkininkas Kamal Zulfijev. Labą dieną, gerbiamas Kamal. Labą dieną, Gediminai, labą dieną, žemdirbių bendruomenė, labą dieną visą Lietuvą. Tai kodėl dabar mes kalbamės? Tiesiog mes su gerbiamu Kamal esam Facebook'e drauguose ir pamačiau tokią informaciją, kad Kamal nebe ūkininkas. Ar tikrai? Ar galite patvirtinti tai? Na, aš teisiškai dar esu ūkininkas, bet jau ūkininkauja vaikai, šeima, kadangi man fantastiškai pasisekė, turiu vaikus, turiu sūnų, kuris ten po biškį perima ūkį ir pradėjau jau ūkininkauti. Atėjo man laikas, kad pasitraukti ir džiaugiuosi tuo, kad dabar daug laiko neskiriu ūkininkavimui, bet esant reikalams visada padedu, bet šalia to jau pradėjau kitą veiklą. Kamal Zulfijev dabar yra nekilnojamo turto brokeris, taip? Taip. Taip, kad, aišku, visus pareklamuosim, parekomenduosim gerbiamą Kamal, kad jeigu turite ką pirkti, parduoti, kreipkitės į Kamalą. Tai, gerbiamas Kamal, klausimas būtų štai koks. Kas nulėmė tą apsisprendimą atsisakyti ūkininkavimo ir štai dėl ko persimetėte į kitą, kaip sakoma, gyvenimo sritį? Ar tai nulėmė, nes kai kam gali kilti klausimai, kad tai nulėmė situaciją žemės ūkyje, bet galbūt tai buvo asmeninės priežastys? Suprantat, situacija tokia, sakysim, kaip žmogus gimsta, auga, baigia mokslus, pradeda savo darbinį veiklą, arba turi kažkokią verslą, arba dirba kažkokią įmonę, bet ateina laikas, tu turi suprasti, kad atėjo tavo laikas pasitraukti. Ir tas supratimas ateina kiekvienam. Aišku, žemės ūkyje tas dalykas labai sudėtingas, nes labai lengva tą ūkinį paliksi ir dažnai būna, kad ūkininkai neturi kam palikti savo puoselėtus ūkius. Ir atsiranda savotiška tokia stresinė situacija žmogui, netgi iki gyvenimo pabaigos, nežiūrint jam 75, 80 ar kiek metų, iki gyvenimo pabaigos jau dirba, ūkininkauja. Bet dėkoju likimui, kad turiu vaikus, kurie apsirūpina ūkio reikalais ir ūkininkauja. Vadinasi, atėjo man laikas jau pasitraukti iš žemės ūkio veiklos. Tada, sugrįžkim prie to laiko, kada jau jūs intensyviai ūkininkavote. Kas jums kėlė ūkininkavime didžiausią džiaugsmą? Suprantat, gyvenimas yra toks dalykas, mes dažnai priimam tą mūsų gyvenimą kaip duotybę. Nesvarbu, ar mes ūkininkaujam, arba turim kitokią verslą, arba dirbam samdomą darbą, bet turim suprasti, kad pats gyvenimas yra džiaugsmas. Jūs pasakėte, kad kiekvienam žmogui ateina supratimas, kada reikia pasitraukti, bet tai neliečia valdžios. Valdžios žmonės, jie niekada nesupranta, kad reikia pasitraukti. Turbūt jiems tas negalioja, kaip jums atrodo. Suprantat, valdžia biškai kitas pasaulis. Ir kadangi nebuvau valdžioj ir man sunku tą dalyką komentuoti, bet žinau, sakysim, tokią dalyką po nepriklausomybės
atkūrimo jau praėjo 33 metai, vis vien tie žmonės, kurie sėdėjo Seimo salėje, iki šiol sėdi, nežiūrint į amžių, bet žmonės jau nesupranta tą, kas vyksta už langus, realų gyvenimą, bet žmonėms priima sprendimus. Pagal tuos sprendimus ir visuomenė, ir žmonės turi gyventi. Ir dažnai būna tie priimti sprendimai nepamatuojami ir paprastai nesuprantami, iš kur jie atsiranda ir dėl ko atsiranda. Ir vien dėl to, kad žmonės jau prarado realybę, jausmus savo su to, kas vyksta realiame gyvenime. Bet tam, kad tokių dalykų nebūtų, mano manimu, reikia kažkoks kadencijų apribojimų, sakysim. Gal po 2 kadencijų, 3 ar 4 kadencijų jau Seimo narys negalėtų būti išrinktas pakartotinę. Įsivaizduoju, 30 ar 33 metai žmogus paprastai nemato, kas vyksta realiame gyvenime, kas yra ekonomika, ir visi kiti dalykai. Paprastai neturi jo žmogus supratimo. Jisai yra priaugęs prie kėdės, jau, ko gero. Jo, jis jau priaugęs prie savo krėslą ir viskas. Aišku. Gerai, gerbiamas Kamal, štai sausio 8 dieną ūkininkai degins laužus, užkurs laužus visoje Lietuvoje prie pagrindinių šalies kelių, protestuodami dėl nepamatuotos agropolitikos, dėl grūdų kainų, dėl pieno krizės, kurios nepavyko valdžiai padėti išspręsti žemdirbiams. Na, daug tokių problemų prisikaupė, be galo daug. Ir kokias jums mintis štai kelia tie protestai? Ar jūs, pavyzdžiui, savo ūkyje, na, kad ir kaip formalus dar ūkininkas, ar uždegsite tos laužus? Tiesą sakant, kadangi jau aš praktiškai neįtakoju tos dalykus, dėl to ir nenoriu įtakoti kitų žmonių nuomonės dėl to laužo kūrimo. Bet iš esmės aš palaikau ūkininkus, aš jau kiek metų buvau žemdirbių asociacijos vadovu ir žinau, kas vyksta žemės ūkyje. Ir su kokiais iššūkiais žemdirbėjai susiduria. Šiai dienai situacija yra nelengva, ne tik iš ekonominio pusių, jau, sakysim, padidėjo išlaidos, sumažėjo grūdų supirkimo kainos, sumažėjo pieno supirkimo kainos, praktiškai pienininkystėje yra gili krizė, valdžia į tai absoliučiai nereaguoja ir juolab valdžia praktiškai į jokius bendradarbiavimą su, kaip valdžia mėgsta vadinti, socialiniais partneriais, bet į jokius pokalbius neįeina, bendravimo nėra. Kiek žinau, iš kolegos kviečia ministerijos atstovus į susitikimus, susirinkimus, bet jie nevažiuoja, nedalyvauja ir sprendimai, kurį tam priėmė Žemės ūkio ministerija, paprastai nuleidžiami iš ministerijos kabineto be jokio pasitarimo su žemdirbėjais, o žemdirbėjams tenka tuos labai sudėtingus sprendimus įgyvendinti ir atsiranda ir tokia iš vienos pusės socialinė įtampa, kad niekas iš valdžios nenori bendrauti su žemdirbėjais, su žemdirbių savivalda, iš kitos pusės ta ekonominė situacija, ekonominis toks spaudimas. Ir
šiai dienai Lietuvoje, kiek žinau, apie 110 tūkstančių ūkininkų, bet ten nereiškia vien ūkininkai, bet yra jų šeima, šeimos nariai. Ir čia labai daug žmonių, bet dar kartą noriu pasakyti, ūkininkavimas ne vien reiškia grinai tas ūkininkavimas ant žemės, bet čia labai plati tema. Su žemės ūkiu susijęs labai daug ekonomikos šakos, transportas, perdirbimas, žemės ūkio technikos gamyba, pardavimas, aptarnavimas ir aibė kitų dalykų, kitų sričių įmonės. Dėl to, ir jeigu jūs šiandien paklausit technikos pardavėjus, jie pasakys, palygintinai prieš 2 ar 3 metus technikos pirkimas sumažėjo 25–30%. Tokia situacija ne tik su technika, aplamai visur, ir ta labai stipriai paveikia ir visą visuomenę. Juolab, jeigu žiūrint šiandieninį situaciją, kokios žemos pieno supirkimo kainos, kokios žemos grūdų supirkimo kainos, o parduotuvėse kainos nekrenta, atsiranda savotiška disproporcija. Ir manau, to neteisingas ūkininkų atžvilgių. Ir dažnai, jeigu kainos kyla parduotuvėse, dažnai kaltinami ūkininkus, kad būtent ūkininkai kelia kainą. Bet tai yra netiesa, žmonėms sakoma netiesa, nes ūkininkas negali diktuoti supirkėjams pieno supirkimo kainą arba grūdų supirkimo kainos. Čia praktiškai nepriklauso nuo ūkininkų. Ir atsiranda tokia neužtikrintumas už savo ateitį ūkininkams. Ir šiandien ūkininkai mes nežinom, kas bus rytoj, kas bus poryt. Juolab turite omenyje, bet kokia gamyba yra labai sudėtingas procesas. O žemės ūkis daug sudėtingesnis, bet kokia kitokia gamyba. Tu gali gauti gerą derlių, bet jeigu supirkimo kainos bus mažas, iš tavo darbo tam jūsų praktiškai nieko nebelieka. Arba dar blogiau, tu neturi nei derliaus, neturi nei supirkimo kainų. Ir būtent valdžia turi suprasti ūkininkų rūpesčius ir priimti atitinkamas sprendimus. Tai nereiškia, kad ūkininkai prašo iš biudžeto skirkit mums daugiau pinigų. Ne, ūkininkai prašo supratimo, kad mūsų situacija skiriasi nuo kitų ekonomikos šakos. Bet turim suprasti, jeigu mes šiandien nebeturėsim savo maisto pramonės, o kas bus rytoj? Dar neaišku, ne visada ir viską galim atvežti ir įvežti. Pandemija, COVID-19 pandemija labai gražiai parodė, kad prie savo žemės ūkio šalis yra pasmerkta. O visuomenė požiūris į ūkininkus tokia, kad ūkininkai yra kaip paramos prašytojai, pagalbos prašytojai, nuolat jiems blogai, nuolat jie verkia. Ir jie tuos kaltinimus nepelnytai skiria žemdirbiams, ne tik tuo metu, kada yra taikos laikotarpis. Na, galima sakyti, santykina taika dabar pas mus yra, nors aplinkui karai vyksta, bet netgi karo atveju aš prisimenu, kuomet dar iš studijų laikų gilinausi šiek tiek į tarpukario spaudą ir dar po Pirmojo pasaulinio karo, po 18 metų, visuomenė irgi pyko ant ūkininkų. Nors ūkininkai tada sakė, mums blogai, viskas blogai ir panašiai. Ir tada visuomenė sakė, kaltino ūkininkus dėl to, kad ūkininkai užkėlė kainas. Tai yra, ką noriu pasakyti, kad ar taikos laikotarpis, ar karo laikotarpis, ūkininkai paverčiami tais paraštiniais. Ta prasme, ant jų sukraunamos visos bėdos, visos kaltės, nors nei vienas žmogus nesugeba suarti vagos ir
ir nežino, kad tai yra pats svarbiausias darbas žemėje. Kaip priminsiu, gerbiamas Kamal Zulfijev yra vienas iš dokumentinio filmo herojų. Svarbiausias darbas žemėje. Taigi, kaip jums atrodo, gerbiamas Kamal, tas visuomenės požiūris į ūkininką? Mano manymu, kiekvienas darbas yra svarbus. Svarbus yra mokytojo darbas, svarbus yra ir medikų darbas, svarbus yra policijos darbas ir aibė visi kitų profesijų darbai. Bet žemės ūkis, dar kartą noriu pasakyti, specifinis. Jeigu, sakysim, mes perkam telefoną, mes tą telefoną galim naudoti 5 ar 10 metų, jo? O maistą, gyvenimas yra toks dalykas, tu mažiausiai 3 kartus per dieną turi valgyti. Jeigu visuomenė bus maisto trūkumas, iškart prasidės neramumai, revoliucija ir visi aibė nepageidaujami dalykai. Maistas turi būti prieinamas visai visuomeniai, visiems sluoksniams, absoliučiai kiekvienams. Maisto gamyba, žemės ūkis yra specifinis ir jam reikalingas kitas požiūris. Visuomenės požiūris savaime neatsiranda, ta požiūris formuojamas. Dažnai formuojamas ypač dabartiniais laikais, kad internetas, televizija ir, galima sakyti, elektravirdulis gali kalbėti ir kažką pasakyti, šaldytuvas kažką pasakyti. Aibė dalykų yra, kuri retransliuoja tą informaciją. Jeigu vieną kartą, jeigu kažkas pasakė, sakysim, kažkoks influenceris pasakė, kad būtent ūkininkai yra tokie nelabai geri žmonės, ta aibė kartų transliuojamas. Jeigu ta informacija patenka į internetą, praktiškai jo iš ten ištrinti informaciją jau nebeįmanoma. Ir dar vieną mes turim tokią didelį bėdą, čia ne tik Lietuvos, aplamai dabar visos Europos Sąjungos ir visuomenė neteko kritinio mąstymo. Mes kritiškai nemąstom. Šiai dienai yra apie 110 000 ūkininkų. Jeigu paklausti, kiek žmonių dalyvauja žemdirbių savivaldos veikloje, ten gausis apie 10–15%. Tai čia labai daug dar? Čia dar labai daug, greičiausiai tai bus mažiau, galvoju. Galbūt ir netgi mažiau. Suprantat? Ir vadinasi, mes esame pasyvi. Mes nenorim kažką pakeisti, kažką įtakoti ir pagerinti savo gyvenimą. Galvojama, kaimynas tegul ten eina, jeigu kažką išmuša ten, kažką sprendžia, bet aš pasidėsiu prie televizorių, prie kompiuterio ir man labai gerai bus. Tai gerai, tai kad taip neatsitiktų, mes paraginsim visus vieningai uždegti laužus, pabūti prie jų, bent jau nuo to pradėkime vienytis nuo laužų, o po to jau galima ir rimtesnių akcijų imtis. Taip kad ačiū Jums, gerbiamas Kamal, už malonų tokį pokalbį. Noriu palinkėti Jums sveikatos. Ačiū, kad buvote žemės ūkyje. Ačiū, kad nuo jo nenutolote. Ačiū, kad turite tokius vaikus, kurie perima ūkius į savo rankas ir bent jau iš jūsų šeimos pusės, vadinasi, ūkininkai pratęs tas tradicijas. Ir priminsiu mūsų skaitytojams, žiūrovams, kad kalbėjome su Kamal Zulfijev, kuris yra buvęs ūkininkas, dabar perdavęs ūkį savo vaikams, yra dabar nekilnojamo turto brokeris, taip kad kreipkitės, jeigu ko reikia parduoti ar nupirkti, į gerbiamą Kamal, o visiems palinkėsiu gražios dienos, prenumeruokit kanalą, tokių įdomių žmonių kaip Kamal bus pas mus taip pat dar ne vieną kartą. Ačiū Jums labai ir sakome iki. Ačiū.